Taigi, mano vardas yra Jūratė, aš esu gydytoja optometrė radiologė ir šiandien esu pakviesta jums papasakoti apie regėjimą, apie akis. Tai, ką aš darau, vadinasi regėjimo terapija, tai yra tam tikri užsiėmimai, kurių metu žmonės susigrąžina, atsikuria patys gerą matymą, gerą regėjimą. Šiandien aš keletą praktikų, pagrindinių praktikų pasistengsiu jums perteikti ir toliau jau tik nuo jūsų pačių priklausys, kiek jūs leisite savo džiaugtis gerų matymų. Taigi, kasgi yra mūsų geras regėjimas? Kas gali pasakyti po porą žodžių, pakelia rankutę ir man pasakė, yra tokių protingų pas mus. Kas yra geras regėjimas? Na? Kai mes labai gerai matome ir arti, ir toli, kai mes matome aiškiai, matome ryškiai, kai mums nereikia prisimerkti, tai yra geras regėjimas. Ir gerų regėjimų gali džiaugtis tik tai sveikos akys. Tad kokios akys yra sveikos? Kas gali pakomentuoti, kaip atrodo sveikos akys? Niekas nežino, ar visus čia užhipnotizavo mano balsas. Sveikos akys yra tos, kurios mato aiškiai ir yra neparaudę, kurios yra skaidrios, jų neperšti, kurios neserga, nėra uždegiminių židinių. Ir be abejo, tos akys matys tikrai aiškiai, ryškiai ir vaizdai joms nesilies. Na ir nei vienas mes nenorime štai tokių akių. Nenorime. Tačiau labai dažnai, ypatingai tie, kurie nešioja akinukus, verčia tas akeles būti tokiomis. Todėl, kad akinukus mes turime nešioti pagal paskirtį ir žinoti, kad juos reikia užsidėti tik tada, kai tikrai nematai. Ir jeigu akinukai yra išrašyti žiūrėti į tolį, tai žiūrėdamas arti, sąsiuvinį į knygą, jeigu dar gali matyti be akinių, tai juos ir nusiimki. Nebūtina su jais būti visą dieną. Nes akelės už akinių stiklų, jos pačios visiškai nedirba. Jos tiesiog tik tai mėgaujasi tuo geru matymu, bet pačios atpranta atlikti savo funkcijas. Kokios tos funkcijos, to jums paaiškinsiu. Kai mums tikrina akutes, vyksta įvairūs įdomus procesai, ir galbūt mes nukeliaujame iki optikos, arba tos vietos, kur parduoda akinius, ir jau ten renkamės rėmelį. Kaip mes renkamės rėmelį? Mes žiūrime, kad jis mums tiktų, kad jis mums patiktų. Ir vėliau, taip pradedame nešioti akinius, nes jas pradedame derinti prie rūbų, prie batų, prie šukuosenos, akiniai tampa mūsų antroniu veidu. O iš tikrųjų akiniai tai yra ne kas kita, kaip ramentai mūsų akims. Ir jeigu mes suprastume, kad ramentu reikia naudotis tik pagal paskirtį, tik tada, kai jo reikia, mūsų požiūris į akinius pasikeistų. Kai mes susilaužome kažkokią galūnę, koją, ranką, mums uždeda gipsą, mums įduoda į rankas ramentus ir mes jais naudojamės kažkurį laiką.
O vėliau ramentus atima ir pasako gydytojas nuėmęs gipsą, dabar brangusis reabilitacija. Vadinasi, mankštinsi, masažuosi, treniruosi, kad atsikurtų raumenų funkcijos. Su mūsų akimis yra lygiai tas pats. Nusiėmus akinius reikia ir atpalaiduoti, ir patreniruoti. Prieš pradedant treniruotes, norėčiau labai trumpai jums supažindinti jūs su medicininiu akinių istorija. Taigi, Vokietijoje gyvena toks mokslininkas Helmholtzas ir jis tyrinėjo lęšius. Jis tyrinėjo, kaip šviesa sklinda pro šias stiklo plokšteles, kokie ten vyksta procesai ir visą tai mėgino taikyti praktiškai. Praktiškai pritaikė žmogaus akį. Pasirodo, mūsų akyje irgi yra lęšis. Tik jis yra natūralus, skaidrus, pilnas skysčio skaidraus. Ir tas lęšis, lęšiuku vadinamas, gali keisti savo formą. Kai mes žiūrime į daiktus iš arti, va tas lęšiukas pasipučia. O kai mes pasižiūrime į daiktą iš toli, tas lęšiukas suplokštėja. Ir jeigu jisai dirba tvarkingai, mes matome aiškiai. Jeigu jo funkcija sutrinka, Helmholtzas tokiems žmonėms pasiūlė papildomus lęšius, stiklo lęšius. Ir ta funkcija atsistatydavo. Tačiau pati akies forma nepakisdavo, akis pati nepagydavo. Tiesiog dirbtinis lęšis padėdavo jai matyti. Ir šiandien mes visi, kurie nešiojame akinius, puikiai žinome, kad nuėjus pasitikrinti vėl regėjimą, gydytojas neišrašo mums silpnesnių akinių. Arba palieka tos pačius, arba dar išrašo stipresnius, ar ne? Susidūrė su to. Na, kaip iš tikrųjų mato mūsų akis, mums pradėjo kalbėti apie tai gydytojas, amerikiečių gydytojas Beitsas, daugiau nei prieš 100 metų. Kodėl jis tai pradėjo kalbėti? Todėl, kad savo praktikoje jis pastebėjo vieną dalyką. Po vasaros atostogų pas jį sugrįždavo pacientai pasitikrinti regėjimo ir visų jų regėjimas būdavo šiek tiek pagerėjęs, vienų daugiau, kitų mažiau. Ir gydytojas ėmė gilintis į tai, kodėl taip įvyko. O kai pasirodo, tie žmonės kažkurį laiką nenešiojo akinių. O kadangi jie nenešiojo akinių, jie mažiau vargino savo akis. Ir vien dėl to jo regėjimas pagerėjo. Aišku, šiai dienai vien tik nenešioti akinių tikrai neužtenka, kadangi mus lydi labai daug technologijų. Mes dirbame nuolat darbus, kurie reikalauja matymo, gerą matymą iš arti. Ir dėl to mes akis turime jau mokėti paruošti tam darbui. Dabar mes tai ir darysime. Taigi, kad žinotume, ką mes treniruosime, pradžioje reikia susipažinti su pačia akies struktūra. Taigi mūsų akis yra gražios, apvalios, baltos formos, kaip rutulys, ir dar vadinama akies obuolį. Ir ta mūsų akies obuolį iš visų pusių dengia raumenys. Raumenys yra 6. Vienas dengia iš viršaus tą obuoliuką, kitas iš apačios, 2 iš šonų. Jie padeda mūsų akiai suktis įvairiom kryptimi. Ir dar 2 raumenukai yra, kurie tą akytę apkabina skersai. Va tie raumenukai padeda mums gerai matyti daiktus iš arti. Dabar aš padėsiu mikrofoną, todėl paprašysiu kiekvieno jūsų tyliai manęs išklausyti. Aš pademonstruosiu pasitelkdama balionų pagalbą, kaip iš tikrųjų veikia mūsų akis. Sutariam, paklausysim.
baltos spalvos apvaliai rankos. Ir kaip ir minėjau, yra raumenys, viršutinis, apatinis, leidžia kelią judėti ir šoniniai, vieną ir kitą pusę. Ir dabar tie du raumenys, kurie kabina šią kelią šlaiteliu. Kai mes norime pasižiūrėti į daiktą iš arti, šie raumenys suspaudžia akis obuoliuką ir akis pailgėja. Jinai tampa panaši į agurką, pailga akis. Ir mes skaitome, rašome, viską žiūrime iš arti tik tai su pailga kelią. Kai mes norime pažiūrėti į tolį, šie raumenukai atsipalaiduoja, paleidžia mūsų kelią ir akelė tampa apvali. Mūsų akis per dieną nuolat keičia formą. Žiūrime į knygą – pailga, žiūrime pro langą – apvali, žiūrime į kompiuterį – pailga, žiūrime vėl kažkur į tolį – apvali. Ir jeigu šie procesai vyksta gerai ir tvarkingai, mes matome aiškiai. Jeigu dėl kažkokių tai priežasčių mūsų akelės štai šitie raumenukai neatsipalaiduoja, o jie neatsipalaiduoja dėl įtampos, dėl pernelyg ilgo darbo iš arti, dėl streso, mes visą laiką žiūrime su pailga kele. Ir žiūrėdami į tolį su pailga kele, mes matome neryšį. Tada mūsų užkabina prieš nosį akinukus. Tai mūsų tikslas yra koks pagrindinis? Atpalaiduoti va šitos raumenukus, kad jie paleistų kelią ir kelią taptų apvali. Tai yra pagrindinė sąlyga, nori turėti gerą kelią. Kaip tai padaryti? Pradžioje parodysiu, po to, kai jūs visi darysite, aš papasakosiu tam kaip. Mes patrinkime vieną rankutę į kitą, aš štai taip. Dabar sudėkime tas rankeles va štai tokį stogelį, delniukais prieš save. Ne va taip, ne taip, ne taip, va taip. Gražiai, delniukai į save. Delniukai į save. Ir dabar šitą stogelį gražiai dedame ant savo kelių, nosytė išlindusi pro stogelio apačią. Mes užsimerkiam, akelės uždengtos. Dabar jūs visi būkite užsidengę akis, o aš pasakysiu, kam to reikia. Kai mes uždengėme delnais akis, šiluma nuo mūsų delnų atpalaiduoja įtemptus akis raumenis ir jie tiesiog paleidžia akis obuolį, kuris buvo pernelyg pailgas. Be to, tamsoje atsinaujina, apsikuria tam tikros medžiagos mūsų akies tinklainėje, akies dugne, kurios atsakingos už ryškų matymą dienoje, dienos šviesoje. Ir trečias dalykas, mūsų rankos veikia gydančiai ir tokiu būdu mes atpalaiduojame visą savo regėjimo sistemą, visą savo psichiką. Ir jeigu mes taip pabūsime keletą minučių, po to pastebėsime, kad pasaulis žymiai ryškesnis. Galime tiesiog pasikalbėti šią akimirką su pačiu protingiausiu žmogumi pasaulyje. Tai yra su savimi. Ir padėkoti savo, koks aš esu geras, koks geras šiandien rytas buvo, diena, kaip aš gražiai elgiausi. Ir žiūrėsiu, kaip gerai, kad aš gyvenu. Dabar, kai pabaigsime šią praktiką, aš iš karto paprašau visų mirksėti po delniukais. Greitai mirksėkime. Dabar mirksėkime ir bemirksėdami nusiimkime rankeles nuo kelių ir apsidairykime, kaip viskas paryškėjo.
Šį pratimą reikia atlikti kiekvieną kartą, kai bus ilgiau nei 30 minučių, ilgiau nei pusvalandį skaitote, dirbate su kompiuteriu, rašote, kai jūs kažką darote ir varginate savo akis. 30 minučių padirbėjate ir užsidenkite akutes delniukais. Gerai, toliau. Dar yra svarbu žinoti. Mūsų regėjimo sistema tai ne vien akys. Tai ir nervai, ir smegenys, ir rūpintis savo smegenų sveikata, lavinti jas, saugoti nuo nesveiko maisto, nesveikų produktų, medžiagų yra lygiai taip pačiai svarbu, kaip ir rūpintis akimis. Taigi nuo ko pradėti? Pradėti reikia nuo taisyklingo sėdėjimo. Kiekvieną akimirką mes turime pastebėti save, kaip mes sėdime. Ir dabar visi pademonstruokite, kaip mokate gražiai, taisyklingai sėdėti. Tiesia nugara, nesukryžiuotomis kojomis. Tai yra būtina, norint gražiai atrodyti, norint, kad stuburas būtų tiesus. Ir taip pat yra būtina, kad mūsų kraujas, kuris nuolat teka mūsų kūno, gerai patektų į visas mūsų organų sistemas. Tam tarpe į akis, į smegenis. Tai yra labai svarbu. Pleputės mergaitės. Na ir visos praktikos yra atliekamos be kinukų. Šitą įsidėmėkite. Pirmąją mes jau atlikome. Vadinama ši praktika palminimu. Nuo angliško žodžio dialogas. Jūs geriau už mane tą žodį žinote. Ir dabar mes galėsime dar savo akis pamasažuoti. Masažuojame mes dviem pirščiukais, kaip parodyta paveiksle, štai šitose vietose. Pasukame į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę, abiem rankutėm, abiem piršteliais. Tai suaktyvina biologiškai aktyvius taškus mūsų kūne, kurie atsakingi už gerą regėjimą, už gerą kraujotaką mūsų akise. Taškeliai už antakių šitose vietose. Jeigu jums pradeda skaudėti galvą, jaučiatės pavargę, jeigu pradeda perštėti akis, o dar pailsėti, pamiegoti nėra galimybės, tiesiog pamasažuokite savo akis. Pamatysite, kaip pagerės sveikata. Dar du taškeliai prie nosies. Čia, kur baigiasi nosies kaulas ir prasideda kremzlė, yra du labai aktyvūs limfos kanalo taškai. Limfa mūsų kūne yra tarsi policininkai, kurie saugoja mus nuo įvairiausių virusų, bakterijų, įvairių negerų dalykų mūsų organizme. Ir kuomet limfa yra suaktyvinta, mes esame apsaugoti, mes esame atsparūs virusinėms ligoms. Ir dar taškai už ausų. Už ausyčių šitose vietose galite masažuoti tos taškus, galite tiesiog pamasažuoti visas ausis. Jūs pašnainkite. Nes ausyse labai daug mūsų organų aktyvių taškų. Na ir dabar, kai mes jau atpalaidavome įtemptus raumenis, apšildėm juos, panašiai kaip einant sportuoti. Pradžioje turime būti pailsėję, tada apšylame ir tada pradedame treniruoti.
treniruosime mes akių raumenis. Kodėl reikia treniruoti akių raumenis? Pasirodo, akių raumenys yra patys aktyviausi žmogaus kūne raumenys. O jeigu raumuo yra aktyvus, tai jį treniruojant, jis labai greitai sutvirtėja. O jeigu jo visiškai nesirūpinsime, jis labai greitai nusilps. Dėl to regos terapija, regos pratybos, jos yra labai efektyvios, nežiūrint koks jūsų amžius. Ar jums 6, ar jums 96, nesvarbu kiek. Svarbu tai daryti ir tai iš tikrųjų veikia. Na ir pradėsime pirmą pratimą. Mes pasitelksime į pagalbą savo pirštą, kad būtų lengviau į ką žiūrėti. Ir dabar visi ištieskime prieš save pirštelį, pasižiūrėkime į jį. Galvytė mūsų nejudės, judės tik akys ir pirštelis. Keliame pirštelį į viršų, žiūrime. Leidžiame pirštelį žemyn, žiūrime. Leidžiame pirštelį į viršų, žiūrime. Leidžiame pirštelį žemyn, žiūrime. Juda tik akys, ne galva. Dabar nuleidžiame pirštelį ir pamirksime. Kai mes mirksime, atsipalaiduoja mūsų akys. Dabar pirštelį taip ištieskime prieš save. Per sulenktą alkūnę. Vedame pirštelį į vieną pusę, žiūrime akimis. Vedame pirštelį į kitą pusę, žiūrime akimis. Vėl vedame pirštelį, žiūrime akimis. Vėl vedame pirštelį, žiūrime akimis. Nuleidžiame pirštelį, pamirksime. Dabar visą tai tik įstrižai. Vėl ištiesime pirštelį. Keliame pirštelį į kampą viršuje, pažiūrime. Leidžiame žemyn, pažiūrime. Keliame į viršų, pažiūrime. Leidžiame žemyn, pažiūrime. Nuleidžiame pirštelį ir pamirksime. Lygiai tą patį darome į kitą pusę. Keliame į viršų, pažiūrime. Leidžiame žemyn, pažiūrime. Vėl į viršų, pažiūrime. Ir vėl žemyn, pažiūrime. Ir vėl pamirksime. Šaunuolį. Jums pavyko? O dabar visi užsimerkime. Pratimas kitas. Užsimerkime. Ir pasukame akis, užsimerkę 6 kartus į vieną pusę ir 6 kartus į kitą pusę. Tiesiog pasukame akių obuolius. Kai mes sukame akių obuolius, treniruojasi visi mūsų akių raumenys. Šios pratimus, kuriuos ką tik darėme, reikia atlikti 2 kartus per dieną. Tai yra ryte išsivalius dantukus ir vakare išsivalius dantukus. Tokiu būdu jūsų akys bus sveikos ilgai. O dabar pratimai, kuriuos galite atlikti tada, kai jūs prisimenate. Pasižiūrite į nosies galiuką kiekvienas savo ir pasižiūrite į kaktą. Į nosies galiuką, į kaktą. Į nosies galiuką, į kaktą. Vėl į nosies galiuką, vėl į kaktą. Pamirksim, užtek šio pratimų. Mergaičiukės. Atsisėsk ten, kurio labai tave trukdo. Dar vienas pratimas, kuris padeda mūsų akiai greitai keisti formą, tai yra ištiesime prieš save pirštelį, pasižiūrime į pirštelį, pasižiūrime į tolį. Pirštelis į tolį, pirštelį į tolį, pirštelį į tolį. Nuleidžiam pirštelį, pamirksim.
tinginių pratimas, saulė, solarizacija. Mes visi puikiai žinome, kad į saulę dieną žiūrėti yra negerai. Saulė yra per ryški ir mūsų akys gali vargti. Tačiau į saulę sveika ir būtina yra žiūrėti ryte, kai ji teka, ir vakare, kai ji leidžiasi. Aš esu atlikus mokslinį tyrimąjį darbą šią temą ir visais regos sutrikimo atvejais saulės šviesa pagerino žmonių regos aštrumą. Taigi tai iš tiesų yra patvirtinta eksperimentais. Dar mes galime savo nosyte braižyti abėcėlę. Paprastai A raidytę brėžiame nosytę ir akytėmis, B raidytę, C raidytę, D raidytę, E raidytę. Ir taip visą abėcėlę galime supaišyti, subraižyti nosytę lietuvių kalba, anglų kalba, dar kokią nors kalbą. Taip, skaičius galite brėžti. Treniruojasi ne tik raumenys, bet ir kaklo raumenys, kurie taip pat nuolat sustingsta nuo nuolatinio sėdėjimo suoluose. Na ir dar vienas pratimas, labai puikus pratimas, kuris pripumpuoja jūsų akis daug kraujo. Tai yra kvėpavimas akilės. Kaip jis vyksta? Kai jūs įkvėpiate, pilviukas išsipučia ir akytės susispaudžia, labai stipriai susimerkia. O kai iškvėpiate, pilviukas įdumba, o akytės išsiplečia. Pabandom. Įkvėpiam, akytės susispaudžia, iškvėpiam, akytės išsiplečia. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Ir dar kartą įkvėpiam ir iškvėpiam. Va, dabar atsimerkit, pasižiūrėkit ir pajauskit, kaip jūs nepasvaikot šiek tiek. Jūsų smegenys gavo tiek daug deguonies, kad jos jau nebegali su juos susitvarkyti. Tuoj apsipras, nieko tokio. Na ir dabar jums labai aktualu ir labai svarbu, ką reikia žinoti, nuolat dirbant su knygomis ir kokie reikalavimai yra, kad jūs patys būtų tikrai sveikos. Tai pirmiausia yra daryti pertraukas. Kaip ir minėjau, 30 minučių paskaitėte, parašėte, užsidenkite akutes delniukais bent jau minutį, bent jau 2 minutės, tiek kiek galite, kiek leidžia jūsų kantrybė. Po to įpraskite keisti atstumus, kai dirbate su tekstu. Paskaitote iš tokio atstumo, patraukite toliau, vėl arčiau, vėl toliau. Tam, kad jūsų akelė keistų formą. Kai tekstas iš arčiau, akelė labiau pailga, kai iš toliau akelė labiau pali. Aišku, čia kam to reikia. Toliau, nauja pastraipa. Nauja pastraipa tai yra eilutė iš naujos toliau pakrašto ir įpraskime pakelti akis nuo knygos tuo metu. Tiesiog pasižiūrėti į tolį, kad jūsų akelis atsipalaiduotų. Kai mes sutinkame tašką sakinio gale, mes sutinkame kablelį, galime dar jį praleisti. Tačiau sutikę tašką, šauktuką, klaustuką, įpraskime mirktelti. Taškas mirkt, klaustukas mirkt, šauktukas mirkt. Mes labai atprantame mirksėti, o tada pradedame skųsti sausų akių sindromu ir lekiame pirkti trikinančių akių lašų vaistinę. To tikrai nereikia, jeigu mes turėtume gerus regėjimo įgūdžius ir išmoktume jais naudotis pagal patirtį. Na ir dar viena labai svarbi taisyklė, ta, kad valgant, skaityti, žiūrėti televizorių tikrai negalima, kadangi kai mes maitinamės, mūsų skrandis yra dirbantis ir visas kraujas, visa kraujotaka susitelkia būtent virškinimo organuose. Na, o mūsų akys iš tiesų
turi gauti pakankamą kiekį kraujo, medžiagų, jos negauna, jos ima badauti ir automatiškai mes matome prasčiau. Taigi tokios taisyklės skaitymui. O dabar ką reikia žinoti, dirbant su kompiuteriu. Vėlgi pirma taisyklė, pati pagrindinė, tai yra poilsis. 30 minučių praėjom, ilsimės. Antras dalykas, nepamiršti mirksėti žiūrint į kompiuterio ekraną. Nepamiršti kvėpuoti. Taisyklingai sėdėti. Šuruoti. Ir prisiminti, kad po darbo su kompiuteriu labai sveika yra tiesiog pasimankštinti. Tiesiog pasimankštinti, nesvarbu kaip. Pritūpimų 10 padarykit. Na ir televizorius. Kas yra televizorius? Dėžutė, kuris leidžia kažkokią tai informaciją. Todėl svarbiausia yra čia atsirinkti, ką žiūrėti. Niekada nelaikykite televizoriaus įjungto kaip fono. Kadangi nuolat įjungtas televizorius skleidžia spinduliuotę, mums kenksminga. Taip pat skleidžia informaciją, kuri alina mūsų nervinę sistemą, kuris slopina mus. Ir jeigu jau pasirinkote kažkokią laidą ir ją žiūrėti nusprendėte, tai kitas labai svarbus dalykas yra pasirinkti tokį atstumą, kad vaizdas būtų šiek tiek neryškus. Tai yra vaizdas ekrane turi būti šiek tiek neryškus. Prisiminkite tai. Kai jau sėdite, tai sėdėkite tiesiai. Tiesia galva, nekreipkite galvos į šoną. Nes jeigu ilgą laiką žiūrėsite taip pakreipę galvą, dažnai jūs galite įgauti tokią tikrai nemalonę regėjimo ydą, vadinamą astigmatizmu, kuomet žiūrite į vaizdą ir matote jį tarsi ryškiai, bet šiek tiek iškraipytais kontūrais. Ir aišku, reikia ir mirksėti, ir kvėpuoti, netapti tuo televizoriumi ir žiūrėti nesukoncentruotų žvilgsnių. Na, o dabar įdomioji dalis jums, manau, linksmoji. Tai yra smegenų treniruotės. Čia aš paprašysiu jūsų drausmingai, įdomiai, kiekvieną savo žiūrėti tai, ką matote. Ir pagrindinis dalykas smegenims treniruojant, tai yra jų saugojimas, kaip aš ir minėjau, nuo žalingų medžiagų. O kitas etapas tai yra jų mankšta. Mankšta skaičiuojant atmintinai, mokantis atmintinai ir tuo pačiu lavinant pastabumą ir dėmesingumą. Tai mes dabar ir palavinsime tą dėmesingumą ir pastabumą. Taigi, suraskite kelią nuo kotelio. Meškučiui padėkite surasti balioną. Dar vienas testas. Šaunuoliai. Na, o dabar suraskite kitokią formą. Ieškokite visi. Toliau
Suraskite kitokią raidę, kitokią numerį. Radote, šaunuoliai. Dabar suraskite kitokią raidę. Taip, teisingai. Nu, dabar bus specialūs paveikslai jūsų smegenims treniruoti. Tai bus paveikslai, kuriuos mes galime matyti dvejopai. Mes galime matyti juos iškilusius ir galime matyti juos įdubusius. Ir jie gali judėti, gali ir ne. Jeigu paveikslas labai juda, vadinasi, reikia dar labiau atsipalaiduoti. Taigi galime pradėti. Pabandinkite pamatyti į dvejopą iškilusį ir įdubusį. Oi, dabar bus mane čia kvadratas. Dalinis vaizduotas ekranas ir juodas ir Dabar kas dar yra labai svarbu akių sveikatai. Tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Sportas, mankšta, pasivaikščiojimas, plaukimas, bet kas suteikia jūsų kūnui judrumą. Taip pat mityba, grynas oras ir aišku gera nuotaika. Mažiau nervintis, daugiau džiaugtis gyvenimu. Švieži vaisiai, šviežios daržovės yra taip pat labai svarbu. Ir iš jų pati svarbiausia yra morka, morkų sultis. Turi labai daug vitamino A, kalingo jūsų akims. Taip pat mėlynė, šilauogės, kurias turi labai daug gliuteino, kuris irgi reikalingas akims. Rugiagėlių arbata ir visos oranžinės, geltonos ir raudonos spalvos vaisiai ir daržovės. O dabar pasiūlymas. Pasiūlymas yra toks. Kaip aš sakau, išleiskite savo televizorių, savo kompiuterį, savo išmanųjį telefoną atostogų. Nors vienai dienai per savaitę. Gerai, pakartojam. Pakartojam, nurimstam. Prisiminkime, kad akių sveikatai svarbiausias dalykas yra atsipalaidavimas. Tik po to jau mes akis mankštinam ir treniruojam. Ir visada prisiminkite tuos pagrindinius gero regėjimo įgūdžius. Tai, kad po 30 minučių darom pertrauką užsitempdami akutes ir
jeigu dirbame su tekstais iš arti, stenkimės karts nuo karto atitraukti akis nuo teksto ir pasižiūrėti įdomų. Tai dabar visi dar kartą užsidėkite tokias delniukus, padarykite delniukus, užsidėkime, atpalaiduokime akis, visi, kiekvienas, pasakykime kiekvienas savo, koks esate šaunus, kaip gerai, kad čia išbuvote vis tik dar. Pasakykite savo ačiū šią dieną. Taip, šaunuoliai. Ir kągi, linkiu aš jums visiems gero matymo ir ate.